Sveiki, šiandien ARK prekyba pristato du nebrangius telefonus Archos kompanijos, tai būtų Titanium 50 ir Titanium 40. Abu išmanieji telefonai labai panašus pagal savo techninės specifikacijas. Abu turi Android 4.2.2 versijas Androido, tai yra Jelly Bean. Be abejo palaikomi mūsų GSM tinklai, 3G galimybė ryšio. Vienas iš jų, tai yra Titanium 50, yra 5 colių įstrižainės, o Archos 40 Titanium yra šiek tiek mažesnės įstrižainės, tai yra 4 colių. Ir truputį kitokios raiškos, tai būtų 800 su 480 pikselių, o Titanium 50 yra 960 su 540, taigi šiek tiek detalesnis ekranas. Abu turi dual core procesorius, tai yra 2 branduolių, 1,3 GHz spartos ir po 0,5 GB RAM atminties sparčiosios. Taip pat yra vidinė atmintis 4 GB, be abejo tai nedaug, tačiau mes galime praplėsti abiejų telefonų atmintį iki netgi 36 GB įsidėję korteles 32 GB. Abu turi 5 megapikselių galinės kameras ir priekinės 0,3 megapikselio. Na, be abejo, daugybė Android programėlių. Ir štai taip paprastai, tačiau dailiai atrodo šie du telefonai. Netrukus pažiūrėsime, ką mes galime rasti jų dėžutėse. Tradiciškai dėželėse būna kroviklis su USB laidu, tiek viename, tiek kitame telefone tokio pat tipo krovikliai. Šis laidas, kaip žinote, tarnauja ir kaip duomenų sinchronizavimo kabeliukas, ir be abejo laisvų rankų įranga, abiejais atvejais. Pabandykime įvertinti abu telefonus, jų išvaizdą ir pasižiūrėti be abejo jungtis. Na, pradėkime nuo didesniojo, tai būtų Archos Titanium 50. Štai yra baterija, yra SIM kortelių lizdai ir mikro lizdas, baterija jau įstatyta vietoje. Štai galime iš karto uždėti dangtelį. Štai uždėtas dangtelis, garsiakalbis, kamera su blykste, ausinių kištukas, USB jungtis, garso didinimo mažinimo mygtukėliai. Kitoje pusėje įjungimo mygtukas. Na ir be abejo pats ekranas. Kitas telefonas analogiškai padarytas, SIM kortelių lizdai, microSD kortelių lizdas, baterija. Uždėjus dangtelį, štai taip pat matome kamerą, blykstę, garsiakalbis, telefonas iš priekio, be abejo kameros 0,3 megapikselių. Garsiakalbiai žinoma taip pat viršuje ir ausinių lizdas, USB lizdas, čia dar tiesa mikrofonai apačioje, įjungimo mygtukas ir garsinimo mygtukai. Tai va, na, labai panašus tuo pačiu principu pagaminti telefonai. Na, ne veltui jie yra broliukai arba sesutės, nežinau kaip teisingiau būtų pavadinti, jeigu iš vis būtų galima daiktus vadinti. Rankoje geriau guli, bent jau man patogesnis yra mažesnis telefonas, tačiau, manau, ekrano atžvilgiu, jo raiškos atžvilgiu patogiau būtų naudotis didesniu. Bent jau tuo atžvilgiu, kad kur kas detaliau ir geriau galima matyti smulkmenas ekrane. Taigi pabandysime netrukus juos įjungti. Na ir štai įjungtas Archos 50 Titanium telefonas. Jis turi 5 colių įstrižainės ekraną ir tai yra IPS technologijos ekranas, taigi kur kas raiškesnis negu įprastas. Na ir galime trumpai žvilgtelti į meniu. Kaip matote, programėlių yra nemažai. Žinoma, praplėsime kaip visada su Google Play. Mums reikalinga kiekį.
Telefonas, kaip matote, dirba sparčiai. Ir galime žvilgtelti į dar kartelį Android versiją bei branduolio versiją. Štai. Telefonas turi visai neblogą fotoaparatą. Štai netrukus pabandysime surasti. Štai sublykstė nufotografavo. Štai toks būtų Archos 50 Titanium telefonas, dideliu patogiu ekranu. Na ir dabar pasižiūrėkime į mažesnį jo dvynį. Archos Titanium 40. Kaip minėjau, tai yra mažesnis telefonas su 4 colių įstrižainės ekranu ir šiek tiek mažesnė raiška. Tai yra ne IPS technologijos ekranas, tačiau pakankamai ryškus ir detalus. Ir pasižiūrėkime taip pat, kokios čia yra suinstaliuotas programėlės. Na, jų yra tikriausiai šiek tiek mažiau negu Archos 50, tačiau aš jų neskaičiavau. Tiesiog vizualiai taip atrodo. Iš nepaminėtų anksčiau funkcijų abu telefonai turi GPS imtuvus ir FM radio galimybę. Na ir pasižiūrėkime, pavyzdžiui, kaip veikia ir šitame telefone fotoaparatas. Štai filmavimo režimas. Sparta taip pat didelė, tai yra toks pat procesorius, bet mažesniam ekranui. Rankoje guli jis šiek tiek patogiau negu didysis telefonas. Tai štai toks nebrangus, paprastas ir aiškus telefonas. Žvilgtelėkime į telefono nustatymus. Štai versijos atitinka daugmaž branduolio, Android versija. Tai štai, būtų tiek. Abu šiuos telefonus galite įsigyti pas mus mūsų interneto parduotuvėje, taigi kviečiame apsilankyti.